Labadiena, mūsų malonūs žiūrovai, klausytojai ir mieloji auditorija. Su jumis Audrys Antanaitis ir žiniasklaidos DNR. Šią laidą remia Lietuvos kultūros taryba ir mes toliau kalbamės apie dirbtinį intelektą mūsų gyvenime ir ypatingai žurnalistikoje. O šiandieninė mūsų viešnia Mykolo Riomerio universiteto tyrėja ir lektorė profesorė daktarė Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė. Labadiena, profesorė. Sveiki. Tai malonu Jūs matyti čia žurnalistų namuose, Jūs čia pirmą kartą gal? Tikrai. Tai turbūt dirbtinis intelektas parodė kelią. Kaip ateiti? Nu, kažkuria prasme taip. Tai turbūt vis tiek ieškojot kaip pasiekti kokiom nors technologijos priemonėm. Taip, man telefone įsivedžiau. Matot, tai kaip be to. Tai profesoriai, iš tikrųjų mes šiose laidose kalbamės dirbtinis intelektas, žurnalistika. Dirbtinio intelekto kuriamas turinys, kas yra labai svarbu šiais laikais, kada žurnalistikos sąvoka ir žurnalisto yra gana smarkiai išplauta. Ir tą sąvoką išplovė ne dirbtinis intelektas, nereikia jam nei šitų nuopelnų, nei šitų priekaištų. Jinai išplauta gerokai anksčiau dar su interneto atsiradimu, kai bet kas viešojoje erdvėje kažką paskelbęs jau pretenduoja būti žurnalistu. Bet šiandien dirbtinis intelektas, jo kuriamas turinys ir nauda ir galbūt žala objektyviai informacijai arba žurnalistikai. Kokia Jūsų nuomonė? Aš taip pasakysiu. Dirbtinis intelektas ir visos technologijos yra tik įrankis. Žmogus sprendžia, kaip jis jas panaudos. Todėl nematyčiau didelės grėsmės žurnalistikai, nes, ką Jūs paminėjot, kad kai atsirado internetas, socialinės medijos, kiekvienas žmogus galėjo kurti ir gali šiuo metu kurti turinį. Bet to turinio kokybė, tai, kad ten įdėjo kažkokią nuotrauką ar kažkokį video, tai netampa žmogus žurnalistu. Bet jis dažnai prisistato. Bet gali prisistatyti. Niekas netrukdo, yra daugybė propagandinių kanalų ir kanalėlių. Tokia demokratijos kaina. Nes jeigu drausi, galima viską, yra valstybių, kur kontroliuojama, kur kažkas uždrausta, bet labai paprastas žmogus labai gerai mato, kur yra profesionalo kūryba, atsakingo žmogaus, nes ir žurnalistų, tiesą sakant, yra visokių ir čia jau etikų, kaip pasakyti, žmogiškosios etikos klausimai, kokią tu informaciją dedi. Ar už pinigus parduodi kažką. O pats dirbtinis intelektas žurnalistui, profesionalui gali būti labai geras asistentas. Taip, bet čia galbūt eina dar iš senesnių laikų, kai atsirado įrankiai padedantys surinkti informaciją. Tai tokia a la Google'as, ar ne? Ir paskui einama link sisteminimo, apibendrinimo, išmintingesnio rinkimo linkme. Tai čia yra viskas gerai, bet kai Jūs sakėte, kad žmogus gali atskirti, ar čia žurnalisto, ar čia ne žurnalisto, tai aš su Jumis produktas, tai aš su Jumis ginčyčiausi, kadangi labai daug melagienų atsiranda, kurios gerai padarytos, gerai turiu omeny, gerai blogai, bet sunku atskirti, ar tai tiesa, ar netiesa. Vaizdinės klastotės dabar. Su tuo sutinku, taip. Tikrai yra, kaip pasakyti, technologijos mokslininkai dirba su tais taip vadinamo fake news, net lietuviškai dabar. Tai vaizdinės klastotės. Taip. Ar giliosios tos? Giliosios tos klastotės. Taip, jos egzistuoja, kartais sunku atskirti, bet net savo disertacijoje rašiau, labai svarbus tas medijų raštingumas žmogui. Taip. Ir kritinis mąstymas. Jeigu kažkas sukelia jau įtarimą, reikėtų pasižiūrėti. Bet taip gali apgauti
tos klastotės nuolatinai kuriamos, bet jos vis tiek, kaip čia pasakyti, žmogaus prisilietimas duoda kitokį produktą. Aš mąsčiau kaip studentam paaiškinti ir dar kol kas nesugalvojau, nes labai matosi, jeigu studentas pateikia vienu mygtuko paspaudimu. Matosi, kad tai nėra, aš nieko prieš, kad panaudoti dirbtinį intelektą, surinkti medžiagą, kaip jūs sakot, kažkokius pasiūlymus priimti, nes jų galima net paklausti, ką pasiūlytum šitoje vietoje ir kitoje, bet labai jaučiasi, man kažkuo primena, kai tik atsirado Google vertėjas ir jis lietuvių kalboje buvo labai netobulas. Ir man studentai atnešdavo darbus ir aš matau, paspaudė vieną mygtuką ir tas tekstas siaubingas. Vertimas. Jo, bet aš turiu įrodyti, kad nes žmogus atsisėda prieš tave ir meluoja tau. Aš tikrai pats verčiau, čia netyčia klaidą padariau, ir turi įrodyti, kad vis dėlto tai padaryti. Tai va dabar aš mąstau, kaip įrodyti, kad padaryta vienu mygtuko paspaudimu. Bet realiai vis tiek, kaip žmogus, dar be to šiandien ryte prieš važiuodama į laidą susimąsčiau, aš galvoju, kiekviena technologija reikalauja žmogaus valdymo. Bet kaip pagalvojau, moterėlės plūsta vyrus, gal skalbimo mašinos, kad visas spalvas sudeda į vieną ir po to viską reikia išmesti. Tai čia tas pats. Tiesiog įrankį reikia naudoti išmaniai. Taip, bet... Ir atpažinti tą vieno mygtuko paspaudimą, yra galimybė, bet turi būti išprusęs, turi domėtis, čia kaip pagalvoju, kaip paprastam piliečiui, būti sąmoningai. Bet profesorius, jūs keletą klausimų keliate arba problemų. Pirma, kada visuomenė informaciškai buvo labai išprususi, ko gero paskutinį kartą sovietmečiu, kada tarp eilučių mokėjo 2 laikraščius skaityti. Kadangi daugiau nebuvo ką skaityti, tai žinojo, kada meluoja ta okupacinė spauda, ko nepasako ir taip toliau. Paskui informacinis raštingumas gerokai smuko, ypač dabar, kai tiek daug tos informacijos šaltinių. O kitas dalykas, tai iš tikrųjų, ar jūs, tarkime, sakėt, kad jūs galite atskirti, kad padaryta vieno mygtuko paspaudimu, bet jeigu tu suformuoji dirbtiniam intelektui užklausą, jis tau išmeta tekstą ir jeigu studentas nieko nepataisęs atneša, iš ko jūs matot? Vat čia ir yra, aš ir turiu apsispręsti, bet tiesiog matosi, kad nėra, kaip pasakyti, tekstas tampa arba per daug sudėtingas, arba ne visai per daug toksai profesionalus, sausas. Taip. Ir nėra, nes, pavyzdžiui, tarkim, mes studentus ugdom, kad jie taptų irgi mokslininkais, kai kurie išeis į industrijas, dar kažkur, bet galutinis produktas universiteto naujas tyrėjas jaunas, nesgi turi pasikeisti kartos. Tai ir labai jaučiasi, vis tiek žmogus galvoja, gerai, aš noriu ištirti tą ir tą. Ne dirbtinis intelektas sugalvoja, ką jis nori tirti. Taip. Juk tu užduodi jam užduotį. Gal aš noriu taip daryti, gal kitaip. Ir tada, jeigu, tarkime, ne vienu mygtuko paspaudimu, labai jaučiasi. Reiškia, žmogus sėdėjo, galvojo, kažką pataisė, jaučiasi žmogiškoji kalba, nes dirbtinis intelektas, ypatingai tie didieji kalbų modeliai, kadangi aš su jais dirbu ir su didelėm tyrėjų komandom, jiegi pagrįsti matematinė statistika. Tai grinai matematinis statistinis modelis, jis traukia dažniausiai naudojimus žodžius ir taip toliau. Ir tiesiog atsižvelgia ten, tarkime, į žanrą, dar kažką ir tu net gali pamatyti. Studentas net negalėjo parašyti tokio sakinio. Tai gerai, čia aš sutinku, kad jūs esate jūsų akis patyrusi. Taip. Bet sakykime, štai klausimas, kada
prasideda originalus žmogaus darbas ir kada tai vis dėlto dar yra dirbtinio intelekto produktas, kurį ir reikėtų žymėti kaip dirbtinio intelekto produktą. Nes tu gali užklausą suformuluoti, jis tau duoda tekstą, o tu savai žodžiai suredaguok. Ir ar jūs tada atpažinsite? Nu tai o tada man kyla klausimas, o ar reikia atpažinti? Va čia man įdomu. Bet... Nes kol kas, nu kaip, kadangi tai naujas produktas, aš pagalvojau, juk dabar visi dar mąsto dėl reguliavimo, nu ir teisinio, ir viso to pripažinimo, citavimo ir taip toliau. Tada, kadangi aš edukologė, mes mąstom dėl tų naujų, taip vadinamų skaitmeninės pedagogikos, kaip naudoti, dar kol kas nėra gerų jų atsakymų. Ir galiausiai pagrindinis dabar kyla klausimas, o kaip vertinti. Va ką tik neseniai, prieš porą savaičių buvau konferencijoje iš Kanados pranešėja, pagrindinė jau ta keynote speakerė, pristatinėjo. Jinai buvo su akiniais. Jinai sako, jūs nematysite, kad aš skaitau. Aš nematysiu, kad studentas skaito tekstą. Kodėl? Todėl, kad jis akiniuose. Akiniuose tekstas? Taip, viskas. Ir tada, o kaip mokosi žmogus? Ir tada reikia galvoti, o kaip jie mokysis ir kaip tu vertinsi. Ir reikia, kaip pasakyti, naujų prieigų. Nes nebe kažkokios tai kontrolės, o Dieve mano akinius nusiimk, tu jų nenaudok. Nes dabar yra, praktiškai kaip du pagrindiniai tokie keliai. Uždrausti, taip. Kas man skamba juokingai, tai kam tas įrankis? Jeigu jį uždraus. Pistoletai, žiūrėkit, revolveriai irgi ne visiems prieš. Ne, man primena mano mokyklą, kai atsirado mokyklos laikus, aš buvau sustiprinta matematiniai klasiai ir atsirado skaičiuotuvai. Ir jie turėjo visokius ten sinusus, tangentus, kotangentus. Ir kokia pirma reakcija buvo? Negalima naudotis šitais įrankiais, nes turite skaičiuoti rankomis. Arba, gal jūs dar atsimenat, buvo tokia logaritminė liniuotė. Aš žinau, kaip gali nesimėti. Komedija. Mes dar mokėmės. Dabar nereikalinga. Ir pirma reakcija, drausti. Vėliau atsirado, kad dabar visi naudojo ir niekas nemato problemos. Logaritminė liniuotė? Ne logaritminė liniuotė, o skaičiuotuvų. Tai ir skaičiuotuvų gal nebenaudoja. Gal dabar jau viskas yra, bet telefonai įdiegti tie patys dalykai. Tie patys dalykai. Jeigu tau reikia. Yra visi inžinieriam ir jie visi tos programinės įrangos ir projektavimui, ir paskaičiavimui, bet vis tiek žmogus turi prisėsti. Profesorė, bet jūs klausimą uždavėte, ar reikia, bet prieš grįždamas prie šito klausimo, tai žinot, bet tie visi įrankiai, aš nežinau, ar gerai, daugybos lentelę vaikai dabar moka ar ne? Aš šito nežinau, bet manau, kad moka. Jo, aš manau, kad nemoka, nes jie turbūt įsitraukia telefoną ir skaičiuoja. O ar tai gerai? Kai atėjus valandai X dings internetas, jie negalės kiek 5x6 pasakyti. Jie negalės. Va tai aš Palaukit, aš tu jums pasakysiu. Mano nuomonė, čia aš kolegiam taip sakydavau, kai jos pradėdavo keikti mokinius, kad vis blogi ir blogi, sakydavau, klausykit, jūs turite susimastyti apie savo amžėjimą, nes jeigu jum jaunoji karta atrodo blogesnė, reiškia kažką. Jaunimas ateina ir išsprendžia gausybę problemų, ateina nauja karta su naujais požiūriais ir tiesiog mes turim juos priimti ir tikrai nesakyti, kad jie nemoka kažko, tai moka. Ne, aš klausiu. Todėl, kad jūs, mokykloje išmoko galiausiai, bet taip, jūs iškelėt labai svarbią problemą, kas yra žmogui sąmoningai, jeigu mokaisi lavinti atmintį. Taip. Lavinti atmintį čia yra labai normalu, daugybos lentelė, mūsų ten anykščių šilelis, mintina ir taip toliau. Naujų kalbų mokymasis. Nes matot, tie visi virtualus pasaulis labai trapus yra. Taip, prasidėjus kažkokiai tikrai pavojaus valandai, krizės valandai jis dingsta.
Tai už tai ne tik virtualus pasaulis, mano kolega prodekanas patyrė, kurio kortelė integruota telefone. Nu viskas labai patogu naudotis. Ir štai išvažiavo 70 km nuo Pragos, buvo audra, užvertė geležinkelį medžiai ir jie nebegali grįžti, nes traukiniai sustojo. Bando ir telefonas jau sėda ir prašau, nei informacijos, nei kortelės. Ir kai grįžo, sako, supratau, kad reikia turėti grynų. Ne, visada reikia viską valdyti. Taip. Tiesiog turi išmokti viską valdyti. Alternatyvų turi būti. Taip, turi būti alternatyvų. Bet, profesorė, grįžkime prie jūsų to klausimo, ar reikia atpažinti. Na, vėlgi žiūrėkime iš žurnalisto pozicijų. Žurnalistas kuria tam tikrą informacinį tekstą ir naudoja dirbtinį intelektą. Kada jis turi pažymėti, kada ne. Dabar kitą mėnesį įsigalioja ES dirbtinio intelekto aktas. Jis reikalaus, kad būtų tam tikri žymėjimai. Atpažinti reikia. Jūsų klausimas, kuris skambėjo prieš keletą minučių, atrodytų retorinis tik tai. Reikia atpažinti. Bet tam ir, aš kadangi Mykolo Riomerio auklėtinė ir darbuotoja, aš sutinku, taip, viskas prasideda nuo teisės akto. Įgyvendinimas, tai prašau, yra ES aktas, visos ES valstybės pradės įgyvendinti. Sutinku, kad reikia pažymėti, bet vėlgi, jeigu viską žmogus pats humanizavo savo rankomis, sunku pasakyti, kas jį patikrins. O jeigu ėmė gabalus, čia tas pats kaip cituoji kitą mokslininką. Jeigu tu tik perfrazuoji, parašai skliausteliuose, kad rėmeisi tokių šaltinių. Bet jeigu imi visą citatą, privalai nurodyti, iš kur ta citata paimta. Tai čia panašiai ir su dirbtiniu intelektu. Jeigu paėmė visą citatą, taip užtektų tiesiog. Bet aš nežinau, nes matot, aš ne teisininkė, aš esu tyrėja, edukologė, labiau pedagogė. Nes teisininkai giliau apmąsto, teisininkai yra kaip visuomenės filosofai. Jie giliau apmąsto, kokį tai poveikį tas teisės aktas turės visai visuomeniai. Todėl aš negaliu labai taip atsakingai jums pasakyti, bet mano nuomonė, jeigu kažkiek naudoji to dirbtinio intelekto, užtektų tik tai nurodyti, kad taip, jis buvo panaudotas. Bet jeigu viską parašiai pats. Bet profesorė, kad praktiškai turbūt nebėra tekstų, kuriems dirbtinis intelektas, arba jų vis mažiau ir mažiau. Jų vis mažiau ir mažiau. Va, jis visur beveik naudojamas. Taip, teisybė, jų vis mažiau ir mažiau, nes sausio mėnesį buvau kitoj konferencijai, sutikau jauną tyrėją. Tarp 20-30 metų ir jis pristatinėjo, kad tyrė skirtumus tarp žmogiškųjų tekstų ir aš jo klausiau, kaip tu radai tų žmogiškųjų tekstų. Grynuolius. Taip, grynuolius. Ir jis man atsakė, sako, aš paėmiau valstybinių egzaminų tuos rašinius vaikų, baigiančiųjų, kur tikrai parašyti pačiu. Sakau, taip. Ir tada mes su juo pasikalbėjom ir jisai sako, aš mėgstu rašyti tekstus pats savo. Sakau, aš žinok, dar irgi mėgstu pati rašyti savo tekstus, bet žinok, supras, kad mes jau esam old school. Ir jis labai juokėsi, nes, aš galiu save vadinti old school, bet jam ten virš 20 metų old school. Bet taip, tie, kurie jau rašo visai patys, kaip aš, čia tas pats, kaip, nežinau, gal blogas palyginimas, nes tą old school aš išmokau iš draugų, tai jeigu cigaretė užsidegė degtuku, old school, nes niekas to... Bet tai gal elegancija? Niekas to nesidaro, nes juokinga. Tai taip, bet retro, tai vintažas tai nėra? Vintažas retro, tai žmonės, kurie jau dar ne, tai dabar dar ne, bet vėliau
su laiku, jeigu nebenaudosi įrankių, netaupysi savo laiko, tai tikrai būsi retas. Tai be abejo, aš nelabai tikiu, kad jūs, profesorė, nenaudojate dirbtinio intelekto, kai kuriate tekstus, vis tiek jau turbūt naudojate. Žodžiu, tik tai klausimas kiek ir kaip. Bet ką reiškia atpažinti ir ką reiškia pažymėti? Pirmiausia, žiūrėkit, dirbtinis intelektas pats į save susiurbė žmonijos informaciją. Taip. Ir ta informacija ten persimalė ir jinai nebūtinai pažymėta, gal pats dirbtinis intelektas negali pasakyti, iš kuris gavo daug ką. Negali. Tai va, tai vienas dalykas. Ir antras, kai tu suformuluoji užklausą, jis tau pasako, kaip yra. Žinoma, jis tenai išmeta, kad čia ėmiau iš Wikipedijos, čia iš to, čia iš to, čia iš to, bet ar mes tikrai galim būti garantuoti, kad tik tai tie 20 šaltinių visada panaudoti, o ne visa žmonijos išmintis. Kitaip tariant, tai, ką jisai duoda, jis duoda dažnai be citatų, ten šalia yra šaltiniai tik tai. Yra skirtingi įrankiai sukurti, yra įrankiai kaip ta Infinity, tikrai duoda tikslius citavimus, čia skiriasi. Paskutinėje konferencijoje, kurioje buvau Elreke, kur visi ten meldžiasi ir klausiau, nežinau, ten 1000 žmonių buvo toj salėje apie dirbtinį intelektą, pavadinimas buvo dirbtinis intelektas pataikūnas ir tada aš supratau, dirbtinis intelektas yra, kaip pasakyti, produktas sukurtas daryti verslą. Taip. Ir jis turi būti parduodamas. Ir ten tas psichologas, edukologas pristatinėjo tą pataikūniškumą, davė net pavyzdį, labai visa auditorija juokėsi, kad jeigu dirbtinio intelekto, tarkime, vyrukas ten buvo neištikimas merginai ir jis užklausė dirbtinio intelekto, ar jis blogai padarė. Dirbtinis intelektas jam atrašo, kad ne, gal tu visai neblogai padarei, aš tave suprantu trali. Ir tas jau pranešėjas sako, ne draugai jam pasakytų, čia nesąmonė, kodėl tu tai padarei. Ir čia yra kitas pranešėjas kalbėjo, mes turime tą dirbtinėme intelekte, ką suprogramuojame, ką mes jį įdedam, kaip mes jį sukuriam. Taip, kuria inžinieriai, mes vartotojai, bet realybė yra tokia, jis yra sukurtas vartotojai, kad jis būtų patogus, tarkime, pataikūnas. Jis prisitaiko prie konkretaus žmogaus. Prisitaiko prie bendrų žmogaus poreikių, juk kai kuria produktą, jau iš karto pasidomi, kas žmogų patraukia. Kaip jau dabar nebeslepia, kad TikTokas yra sukurtas stimuliuoti tam tikrą smegenų dalį, kad žmogus gautų dopamino. Ir dėl to jisai norint kuo daugiau žiūrėti ten tų, taip sukurtas produktas. Dėl to žmonės gali užsikabinti, ir kaip pavyzdžiui, lošimai. Tas pats, žmogus gauna dopaminą ir tampa priklausomas. Tai tas pats TikTokas, bet taip sukurtas verslo prasme, kad galėtų paskui tas reklamytės dėti ir daryti verslą. Taip pačiai dirbtinis intelektas, jis sukurtas pardavimui. Jis sukurtas produktas, ne dovanoti mums kažką, tai jis sukurtas tam, kad mes pirktume. Taip. Nesgi tik šiek tiek padarai ir iš karto tau sako, jeigu nori daugiau, štai yra planas. Taip. Tai tą reikia labai realiai suprasti, kad tai yra sumodeliuota, kad žmogų užkabintų, kad vartotojas vartotų, kad yra daromi tyrimai, čia jau ne edukologų, psichologų, sociologų, kas žmogų kabina. Labai geras yra filmas, jau senas, Interstate 60. Ir jis parodo visus tuos visokias, ten tas žmogus keliauja tuo Interstate 60, kuris realiai neegzistuoja, bet jis netyčia įvažiuoja ir parodo visas tas iliuzinius dalykus.
ant kurių žmogus gali užsikabinti. Bet tai jūs kalbate apie tam tikrus algoritmus. Taip, jo. Ir jie labai normalu. Ir jeigu yra ten TikToko, YouTube algoritmai, yra tų programų, dirbtinio intelekto programų algoritmai. Taip. Vadinasi, jie manipuliatoriai tada, iš esmės. Jau pats produktas, kaip pasakyti, kiekvienas produktas turi šiek tiek manipuliatyvumo, bet jis turi patogumo. Kaip pavyzdžiui, telefonas. Taip. Dabargi be to telefono, nes turi įsidiegti, keliauji, įsidiegi tą programėlę, neįsidiegsi viso gero. Atrodo bevyks. Tai aš labai juokiausi, kai kolegė sako, ne, kažkaip išėjo kalba apie telefonus, ir kad žmonės kartais plūsta tuos iPhone'us, bet aš juo labai patenkinta, nes naudoju ir visada gali įsidiegti beveik viską, niekas tau nieko netrukdo. Yra labai didelis naudojimo patogumas, bet aišku, iPhone'as sukurtas pardavimui. Čia yra verslas. Tai ar mes galim tą verslą smerkti, klausimas, lygiai, tai gerai, paimkime statybų verslą, tau gali padaryti lūšnelę iš kažkokią medinę bakūžę, ar tu norėsi kažkokio prašmatnaus, normalu, skirta vartom. Bet profesorė, mes nesmerkiam dirbtinio intelekto kaip verslo, bet mes turim suvokti, jūs pati akcentavote, kad tai yra verslas. Tada mes akcentavom, kad jie veikia pagal tam tikrus algoritmus ir reikalo esant, jie pataikauja ir prisitaiko prie žmogaus. Taip, vartotojai. Prie vartotojų. Dabar žurnalistas, kuris, tarkime, kuria tam tikrą žurnalistinę produkciją, gerai, jeigu jisai atsako už tą produkciją, pats naudoja tik tai informacijos surinkimui ir kažkokiam sisteminimui, bet nedaugiau, bet jeigu jisai pradeda, tarkime, žurnalistas nekompetentingas, tingus, ir jisai suformuoja, tu parašyk, aš prisiimsiu atsakomybę, taip tariant, pasirašysiu ir pirmin, ir varome mes... Tai čia mano tie gerieji studentai kabutės. Bet žiūrėkit, profesoriai, jie kol kas dar tik studentai, ten neina 100-tūkstantiniais ar ne, tiražais jų darbai. Bet jeigu jau jie pradėtų eiti tokie, visuomeniai kiltų pavojus ar ne, ir tada kaip žymėti? Tai, tarkime, žurnalistas autorizuoja jį. Tai tada aš galvoju, tada ir atsiranda poreikis tiem teisės aktam. Taip. Ir tada jau sėdi teisininkų komanda ir galvoja, kaip daryti, kaip reguliuoti. Nes kad reguliuoti yra, kaip pasakyti, priimti tinkamą teisės aktą. Be to, taigi vystosi viskas, būna vieni teisės aktai, juos tobulina ir taip toliau. Čia normalu, viskas dabar yra vystymosi stadijoje. Taip, bet ar tokie dalykai dabar šiandieną negali pakirsti pasitikėjimo, tarkime, žiniasklaida? Dirbtinio intelekto žurnalistikoje vis daugiau. Natūralu. Dažnai jisai sunkiai atpažįstamas, prieš tai kalbėjomės su kolega, kuris pasakė, kad šį rytą, čia sąlygiškai šį rytą, jisai matė informaciją, kad Nyderlandai nutraukė bendradarbiavimą su Ukraina. Ir tarkime, jis nustėro, 2 valandas buvo toksai pritrenktas, po 2 valandų mato kitas Zelenskis su Nyderlandų premjeru pasirašė sutartį dėl glaudžiausio bendradarbiavimo. Reiškia, tai buvo melagiena. Ir jis nepažino. Mes prieinam prie propagandos, o čia mes dirbam. Bet labai visi, net su Ieva pastebėjom, VU doktorantė, kad šitos temos labai bijo. Kas bijo? Žmonės akademijoje, nes mes norim sukurti daugiakalbį tokį, kaip tas dataset, tekstyną. Aha, taip. Ir kadangi KOST veiklos leidžia bendradarbiauti tarptautiniam mokslininkų komandom, tai pasižiūrėjom, kad žmonės bijo ir Lietuvoje bijo, kai anotavo tuos tekstus, susidūrė su tuo. Kai kurie
kai kurie yra visai, kaip pasakyti, priešiškai nusiteikę, nes mes net aptarėm komediją, nes tarkime, jeigu, žinoma, politinį veikėją, jeigu vadina anūku, tai čia nėra žmogaus pažeminimas. Čia normalu, šito nereikia notuoti. Bet jeigu ten kokį nors komunistinį veikėją pavadina ten kokiu nors, nežinau, vagimi, o tada čia jau reikia notuoti. Tai arba reikia vienodai žymėti, arba, ta prasme, labai matosi žmonių tendencijos. Ir čia jau pats žmogus, čia tą patį, ką pasakė tas pranešėjas iš Brazilijos, kad dirbtinis intelektas yra tik įrankis, jis net neturi sąmonės, nes kai kurie priskiria sąmonę. Čia normalu, žmogus turi polinkį, įrankį sužmoginti. Čia labai yra įdomus procesas, bet čia jau kas kita. Nes net ir Google buvo sužmogintas, nes tu gali tipo pasikalbėti su Google. Bet realiai, man labai patiko tas pranešimas, nes jis davė pavyzdį. Šuo veidrodyje savęs net pažįsta. Lygiai taip, dirbtinis intelektas yra tik įrankis. Jisai sakė, dabar mes bandome programuoti, kad bent būtų kažkoks tai grįžimas atgalinė schema ir savo sprendimo pervertinimas. Nes dirbtinį intelektą gali taip užprogramuoti, kad jis nuspręs, kad planetai žmonija sukelia grėsmę ir reikia išnaikinti, sako, ir kas tada bus? Reikia išnaikinti visą žmoniją. Žodžiu, tai yra tik įrankis ir žmonės patys daro viską. Tai va čia su tom melagienom yra ištisai finansuojami institutai, įmonės, kurios kuria. O kam kuria? Kam kuria? Tai čia jūs, kur paminėjote, tai yra karo propaganda, nukreipta prieš Ukrainą, prieš Europos Sąjungą, prieš Lietuvą, prieš NATO. Čia labai aišku užsakovas. Taip. Tai ir pilami dideli pinigai. Ir žmogus, kaip turi atsakingai domėtis, bet aišku, kažkada tave gali prigauti. Normalu. Normalu, nes ta propaganda, jinai eina pliūpsniais. Man labai patiko Anušausko knyga apie tarpukario Lietuvą. Tai manau, kad dabar vyksta tas pats, bet istorikai kažkada parašys, nes tuo metu, kai vyksta istorija, yra daug kas nutylima, nėra politinės valios ir taip toliau. Bet jau po to išanalizuoja. Tai šnipų, prorusiškų šnipų tarpukario Lietuvoje ten, aš nežinau, ten kaip Anušauskas aprašo, ten tvenkinius tvenk. Ir jie gaudavo švarką, taip įvardina, kad su neišsemiamomis kišenėmis. Tai tiek finansuoja tuos propagandistus, kurie valstybėje daro ardomąją veiklą. Kad apsirūpinęs tu visam gyvenimui tuo švarku ir dar tavo vaikai ir anūkai. Na, iš tikrųjų, tai labai įdomus tas istorinis, ta istorinė analizė, nes tai vyksta dabar taip pačiai. Tai dar taikomi įrankiai. O jūs minėjote, kad dirbtinis intelektas sąmonės neturi. Taip, sąmonės neturi, bet jis imituoja intelektinę veiklą, žmogaus intelektinę veiklą imituoja ir yra riba, tik tai negali peržengti sąmoningumo ribos. Bet bandymų tai tokių lyg ir yra. Kaip padarytų sąmoningą. Ar galvojat, kad niekada to neįvyks? Bandymų yra, ambicijų yra, bet praeitais metais buvau Ženevoje, toj visos konferencijoje, kaip tik ten buvo AI for Good vadinosi ir kalbėjo. Ašgi žinojau apie hologramas, bet vis tiek tai atrodė kaip stebuklas, jau Meta. Pagrindinis iš kūrėjų ir vadovų holograminių vaizdų.
Nu, atrodo kaip gyvas žmogus scenoje. Tai vat jis pasakė, kad didieji kalbų modeliai yra riboti, jie neperžengs. Nu, nes jie grįsti tuo. Suvedi duomenys ir tik tai tu su tais duomenimis žaidė. Kad jie planuoja sukurti naują architektūrą, nes juosgi domina, iš kurgi atsiranda žmogaus mintis, kūryba. Čia biologinis vis dėlto dalykas. Ir žodžiu, kad dabar galvojame apie kitokią architektūrą. Nes šitie didieji kalbų modeliai, nu, jie yra tiesiog riboti. Taip, bet profesorė, bet smegenų veiklą tada reikia pakartoti. Bet, taigi čia normalu. Man labai patiko tie filosofai, Štigleris, Heideggeris, jie rašė, kad mes gyvenam, kaip čia, kyborgo egzistencijoje. Nu, tai čia filosofai, bet aš labai pamėgau juos skaityti. Technologijos yra žmogaus tęsinys. Taip. Nu, pavyzdžiui, akiniai vat, mane įgalina matyti. Protezas. Tai žmogus dabar kuria, nu, smegenų tęsinį. Taip. Smegenų protezą. Nu, mašina padeda, nu, apie visas, filosofai rašo, nu, kaip plačiai, apie visas technologijas. Mašina padeda įveikti atstumą. Taip, kojas, taip sakant. Jo, ir bet kas yra labai įdomu, ką jie mini, jie pakeičia mūsų atstumo laiko, jie pakeičia mūsų realybę. Ir tada kiekviena technologija, kaip vienas iš filosofų rašė, kaip graikų dievo, kaip, man atrodo, romėnų dievo, Janusas turi du veidus, vienas žiūri į priekį, kitas atgal. Kad tai sukelia, į kažkokius klausimus atsako, bet iškelia naujus klausimus. Nu ir va dabar apie ką mes kalbam. Atsako į klausimus, pagreitina žmogaus darbą, tą intelektualinį, bet iškelia naujus klausimus. Kaip reguliuoti, ką daryti, kaip mokytis, kaip vaikus mokyti. Nes, nu, aš net buvau šiek tiek nuliūdus, mano jauna studentė, 19 metų, jinai pareiškė, reikia uždrausti vaikams naudoti dirbtinį intelektą, nes jie niekada neišmoks kalbų. Ir aš pagalvojau, ne, bet aš ką tik neseniai perskaičiau, kad amerikiečių tyrimą, kad studentai, kurie turi tą kalbos asistentą, labai rodo gerus kalbinius rezultatus. Bet tai tiesiog, kaip nors mano mamai 95 metai, bet jos tas posakis išmanus įrankiai išmaniem žmonėm, kad jis pagalvojo, labai išmintingas. Taip, reikia ir išmanumo pačiam. Už draudimais, mes žinome, tikrai nieko nepasiekti, bet profesorė, prisiminiau jums kalbant vieną dalyką, kai sakom, neperžengs sąmoningumo ribos. 20 amžiaus viduryje mašina buvo mokoma žaisti šachmatais. Ir ją mokė iki 2000 metų, mokė ir dabar dar mokė, bet iki 2000 metų buvo sakoma, ji beveik 50 metų. Ji niekada nežais stipriau už žmogų, ne žmogaus smegenys tokie, kurie nepakartojami. 2000-aisiais ar plius minus 2 metai, man atrodo, Deep Blue įveikė Garį Kasparovą. Ir nuo to laiko mašina ėjo ir nuėjo ir dabar su pasaulio čempionais žaidžia kaip su vaikais. Kitaip tariant, nugali labai lengvai. Tai peržengė, nors 50 metų buvo sakoma, kad tai neįmanoma, o jūs dabar sakot, kad vis dėlto reikia iš principo kažko naujo, kad mašina eitų toliau, kitaip tariant, dabartinės dirbtinio intelekto programos turi ribas. Nu, taip pasakė, aš negaliu, aš čia remiuosi, čia kaip mūsų profesorius mėgdavo sakyti, tai ką, užmušinėjate autoritetai. Bet čia kalbėjo Meta atstovas, kad jie jau galvoja apie naują architektūrą. Bet tai ir reiškia, kad naujoji architektūra gali peržengti. Mes dar nežinom, kas vyksta laboratorijose. Bet kad dabartiniai didieji kalbų modeliai, kurie pagristi, ima kalbinius duomenis ir visus sudeda į mašiną ir mašina juos prasuka, nu čia jau viskas yra riba.
Nes man buvo labai įdomu, mes darėm tyrimą, mes bendradarbiaujam su Korėjos Dongsėjo universitetui ir apklausėm studentus MRU ir Dongsėjo. Ir Dongsėjo studentai buvo tie, kurie naudoja ten DeepSeeką, labiau meno studentai, kurie kūrė visokius animaciją, žaidimus, dar kažką tai. Ir man labai įstrigo vienas jų komentaras, todėl kad mūsų studentai to nepasakė, bet jie yra socialinių mokslo atstovai, o ne meno, kad kartais juos erzina tas DeepSeek, nes riboja jų kūrybiškumą. O kaip jisai gali riboti? Nežinau, ašgi negalėjau nuvažiuoti. Ne, tiksliau mes padarėm klausimyną, čia jau reikėtų po to daryti papildomą tyrimą ir kviestis tų žmonės į interviu arba į fokus grupę ir paklausti kaip. Bet aš po to pagalvojau, paprastai gali riboti, nes jeigu viskas grįsta tik statistiškai kažkaip tai žmogus, ateina laikas, tos idėjos sklando kažkur tai, taip, kažkok nežinau ką, ir staiga sudeda kažkokias detalės ir gaunasi kažkas naujo. Taip. Taip įvyksta. O dirbtinis kol kas to neturi. Tai dėl to tie studentai laiko, kad, toks buvo atsakymas. Aš jį labai įsiminiau. Reiškia, jeigu žmogus tą sako, jis kažką mąstė, kažką pastebėjo. Tai dabar, sakykime, apčiuopiamoj ateityje mes turime mokytis dirbti su tuo dabartiniu intelektu, jį atpažinti. Aš neabejoju, kad jis vis dėlto dar tobulės. Jūs paminėjote ten hologramos, ten kalbos, pačios kalbos turbūt, kūrybiškumo netgi gali galbūt kažkiek atsirasti daugiau, bet yra kažkokia riba, o paskui, reiškia, žengėme į dar kažką naujo, kas už mes nežinosim, aš manau, žengsim toliau, nes žmogus turi tą smalsumą, jam reikia pažiūrėti, nes dabar aš suprantu, žmogus atėjo laikas, nori sukurti kažką panašaus į žmogaus smegenis. Jis nori sukurti dėl to, kad žmogui reikia bendravimo. Vis dėlto 21 amžius, toksai vienišių amžius, kai visi savo, jūs pati pastebėt, visi savo telefonas ir taip toliau, vienam lengviau negu su kitu žmogum, tai tada automatiškai nori turėti. Juk iš esmės labai dažnai dirbtinis intelektas naudojamas kaip pokalbių tiesiog. Taigi tas pataikūnas. Bet man čia buvo labai įdomu, nes ašgi mokau kalbų, anglų kalbos. Ir vieną, čia ne taip seniai, nes, kad prakalbint mokinį, ten būna klausimėlį ir buvo toks klausimas, kad ar įsivaizduojate ateityje, kad žmonės gyvens su robotais. Ir mano mokiniai yra programuotoja. Ir mane nustebino atsakymas. Kaip paaiškinimas, nes atsakymas gal ir nenustebino. O atsakymas buvo koks? Atsakymas, jinai sakė, taip įsivaizduoja. Ir aš paklausiu, kad įsivaizduoja, tai aš, būdama toj konferencijoje, supratau, nes ten buvo net paroda ir jau sukurti humanoidai, net gali paliesti kažkokią biotechinę medžiagą, kaip žmogaus oda. Jau jie tik tai nuimta čia galvos ta dalis nepadengta, kad matytum, kad tikrai robotas. Tai gali sukurti, ta prasme, neatpažinti. Taip. Ir jos paaiškinimas, jinai sako, aš sakau, kodėl? Jinai sako, žinokit, geriau geras robotas, nes mes kalbėjom prieš tai, kad robotas tau su tavim pakalbės, tave paguos, niekada tavęs nedurnins, nepriekaištaus, neaiškins ten, ar ten tu per daug svorio, ar blogai atrodai, ar dar kažkas, tai ar ne ten daiktą padėjai ir taip toliau. Tai grįši pavargus iš darbo, jau tau neuis tavęs. Tai... Ai, gerai. Ir jinai sako,
geriau geras robotas negu blogas boyfriendas. Tai reiškia, tokia žmonijos ateitis tada. Ir aš pagalvojau, taip, žmonės rinksis tokius, ne žmogus tau tiesiog nuoširdžiai įvardino, žmonės rinksis tokius pasirinkimus. Bet tai nereiškia, kad visi pasirinkimai bus tokie patys. Kažkas rinksis tą, kažkas kitą, bet kad tikrai taip bus, tai taip. Nes žmogusgi nori to supratimo, o kaip jūs ir minėjot, su kitu žmogum susiderinti yra iššūkis. Tai ypač šiais laikais, kada nebėra ekonominio būtinumo. Tai mes ir žinom, kad 20 amžiuje viskas pasikeitė. Dėl ko tos skyrybos noriu, susitokiu noriu, išsiskiriu čia, kaip nusispjauti. Pabandyk tą padaryti 18 amžiuje. Taip. Tai mažiausiai dar ant laužo papulsi, žodžiu. Ar dar kažką? Bet iš vienos pusės, kaip visuomenė ten kalba, kad gal blogai, bet aš galvoju, bet moterų išlaisvinimas yra gerai. O aš tikrai to nekritikuoju. Bet jūs pati pasakėte apie dvigalvį Janusą. Reiškia, atsako į vienus klausimus. Jo, iškelia kitus. Nes natūralu, kad visi patenkinti, žiūrėkit, dabar visi patenkinti ir vyrai, ir moterys gyvenimas solo yra labai madingas. Taip. Ir tu nervų tikrai negadini, nieks ten nesako, kad tu daiktą net ten padėjai. Reikia susitikai, ten pasimylėjai, dar kažką padėjai ir vėl tada gyveni toliau. Bet tada žmonijos ateitis tokia gali būti nelabai kokia. Tai aš pagalvoju, viskas vystysis savaiminės evoliucijos būdu. Gal, neskaičiau apie tą, Jėzau, kažkoks eksperimentas buvo su žiurkėm laboratorijoje atliktas ten kažkiek tai tų kartų ir kad iš tikrųjų paskutinė karta buvo, kur ten jos visiškai nesidaugino, ten visai ten savo kailiuką prisižiūrėjo, dar kažką. Ir taip, kai pagalvoju, gal tikrai, bet bus, liks, gal mažiau žmonių liks, sunku pasakyti. Bet kažkoks tai natūralumas atsiras, nes žmonės O aš vis dėlto manyčiau kitaip, kad to natūralumo nebus, nes natūralumas galėtų būti taip, tai tie, kurie gerai gyvena, išnyks, ateis tie, kurie prastai gyvena, jie nemokės kurti ir tada žmonija pasidarytų vėl tokia laukinė. Viduramžiai. Vadinas, greičiausiai įvyks kitaip, kad robotai virs biorobotais, humanoidais, kurie pajėgs ir ne tik tai gyventi kartu, bet ir gimdyti. Čia, kad sukurtų šitą, sunku pasakyti. Gal ir sukurtų. Žiūrėkit, tai jūs pati sakėt, nauja karta reiškia sukuria sąmonę. Dabar reikia peržengti tą ribą, kada intelektas ir imitacija intelekto virsta sąmonė. Bijo, tam reikia atpažinti ir imituoti gerai smegenų veiklą tik tai. O kūną sukurti dabar jau 1-2. Visai gali būti. Tai mes turbūt ties pabaigsime. Visai Čia primena tą filmą, kur berniukas norėjo, dirbtinai sukurtas berniukas norėjo, kad jis taptų galiausiai tikru. Taip, bet ne vienas filmas buvo, nes yra ir filmų, kur apie meilę paprastai tarp vyro ir gražios robotės, kuri sužmogėjo. Oi, čia čia yra šitų. Ir tokių bent 2 ar 3 esu matęs. Tai čia net nereikia, jau čia 9. Kada Kopelija yra sukurta? Dailininkas pamilo tą lėlę, kurią pats sukūrė. Tai čia jau senovės problema. Tai tokie simuliakrai atsiranda. Jo, šitie simuliakrai, jie latinai. Bet tai yra žmonijos svajonė, vadinasi. Taip. Ir mes priartėjome. Ir vis artėjome. Tai tai galėsime susitikti po kokio, aš nežinau, man atrodo, kad viskas labai greitai vyksta. Greitai, dirbtinis intelektas į mūsų gyvenimą atėjo net 5 metų dar nėra, kai jis visuotinai atėjo. Net 5 metų. Ne, labai greitai vyksta, nes jeigu pagalvojus apie technologijas, taigi dar atsimenu milžinišką skaičiavimo centrą ir perfokortas VU centre Saulėtekį.
Dabar viskas maža. Viskas maža. Viskas, kvantiniai kompiuteriai. Na kągi, tai bet įdomu gyventi už tai. Taip. Vadėl sutarė. Įdomu kalbėti. Įdomu kalbėti, tai va. Bet vis tiek jau turime pabaigti, bet aš tikiuosi ne paskutinį kartą. Tai ačiū už šios pamąstymus. Linkiu Jums sėkmės ir gražios vasaros. Ačiū. Ir su Jumis atsisveikinu, o mūsų žiūrovams primenu, kad mes kalbėjome su Mykolo Riomerio universiteto tyrėja ir lektorė, profesorė, daktarė Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė, laidos vedėjas Audrys Antanaitis, o laidą remia Lietuvos kultūros taryba. Likite sveiki.